Nu, šitas projektas įtakojo, reiškia, tos senamiesčio istorijos būtent šios vietos tų, reiškia, rėžinių, reiškia, sklypų, reiškia, kompozicijų. Tačiau aš, reiškia, vienintelį šitam projektui išvelgiau, reiškia, tokią, reiškia, naujieną. Autoriai operuoja ne tik, kaip sakysim, anam projekto gatvelę, čia naudoja aikštes. Tai yra labai svarbus dalykas. Reiškia, tai yra, skaitysim, centrinė aikštė, su skyle ir jungti su parkingu vertikalus. Ir skaitau, kad šitam projekte pilies išeksponavimas ir aikštė su kultūriniu objektu, šitą, reiškia, trijų uosto, pilies ir kultūrinio objekto ir aikštės kaip apjungiančio elementai yra išspręsta geriausiai. Pilies eksponavimas. Jeigu, sakysim, manam dar galais atsisuka, tai visi namo galas yra čia, yra, sakant, su visa derama pagarba gyvenvietei. Ir aišku, to aikščio atsiradimas, reiškia, pagimdė toliau, kai buvo planuojamas, reiškia, plotai, aiškus dideli, reiškia, tai reikėjo ir grūsti. Tiesą pasakius, šitokios struktūros jau, reiškia, jeigu ten dar, kentėti galima, tai čia jau man darosi viski balgų, ypatingai tokiuose plyšelėse. Tai, ir antras dalykas, su šito darbu, kas, kai mačiau pirmojo etapo darbą, labai gaila, kad autoriai, pavyzdžiui, pateikė tokį dabar pakrantės sprendimą, o atsisakė šito, kurias, mano galva buvo žymiai originalesnis. Iš jo galima buvo vystyti kažką, tai reiškia. Čia toks, taip tariant, šiukšlinėlis pasidarė pavadinimą. Tai tai tos aikštės, reiškia, pastatų aukštingumas. Čia pastatų aukštingumas, mano manimo, yra persprastas. Ir gerokai. Ir kita mintis, reiškia, link upės važiuot, reiškia, jeigu čia 7 aukštai, čia 5-6 aukštai yra, senamiesčio prieigose, tokių aukštumų nėra būdinių, gal jie viską, kaip sakant, gal čia buvo noras didelis, reiškia, vykdyti tos programinius uždavimus, surinkti tos kvadratinius metrus, bet gyvai urbanistinė tokia, kaip sakant, vizualinių, reiškia, jis nėra geras, reiškia. Antras dalykas, jeigu pradėsim žiūrėti tokias išklotinės, ant kiek aktyvios formos, reiškia, kodėl tos tokios buvo padarytos visiškai neaišku. Kodėl, tai čia tokie kaip ir minusai, reiškia, šitą darbą. Aišku, ten tos transportinės parkavimus, man čia vienas iš geriausių šitas yra, reiškia, gatvelė požeminė ir, reiškia, sutalpinamos parkingas. Ir aplamai, jeigu apie parkingus visų projektų žiūrint, pasižiūrint tokius kiekius parkingų, kažkaip, baugu darosi dėl projekto perspektyvų. Kažką čia reikia daryti. Suprantat, jeigu čia yra polifunkcinės, reiškia, daiktas, yra gyventojai, yra biurai, jų darbo laikas, reiškia, keičiasi, vieni atvažiuoja, kiti išvažiuoja. Ar reikia taip griežtai pagal tos normatyvus, reiškia, tą matematinį išvesti skaičių tų parkingų, gal čia galėtų būti kažkokie paprastesni sprendimai šitą vietą. Tai tai gal ir tiek, aišku. Čia neįskaičiau, reiškia, kai tokios buvo man šitą aikštę, gal patiko ta erdvė, reiškia, sakysim, su senamiesčiu jungti su upė. Gal tokia forma trikampė, pretenzinga, reiškia, gal jeigu jinai būtų labiau suvaldyta, ramesnė, žymiai geriau. Bet šitas projektas skiriasi tuo, kad turi tą, reiškia, aikštę erdvę tarp senamiesčio, žaliakalnio ir dvėries. Ne tokia kokia siaura, bet normaliai, gražiai išvystyta. Aš manau, kad šita aikštė yra klaida ir ne dėl to, kad tai yra aikštė, o dėl to, kad yra supainiojama tam tikra viešųjų erdvių hierarchija. Kitaip tariant, šita aikštė prie pilies ir šita jos yra praktiškai lygiavertės ir būdamos taip arti viena iš kitos, per daug agresyvi konkurencija ir motyvacijos aš neradau. Kita vertus, čia atsitinka tokie labai keisti dalykai ir čia tokie, reiškia,
pats formavimas jau čia man primena, reiškia, didmiesčio, kokį tai, sakysim, metro, gelžkelio stoties prieigose esančių, reiškia, transporto mazgų, reiškia, tai truputį ne šito miesto mastelio sprendinys. Vienas iš stipriausių darbų, apskritai šitas projektas, mano galva, yra vienas iš stipriausių, yra panašiai į mūsų nesenai aptartą struktūrą, kuri remiasi tą rėžinę, reiškia, sistema, ir du galuose esantis tokie stambus gravitacijos branduoliai. Tai yra forumas, miesto forumas ir yra verslo centras. Vienas dalykas, ką turiu pasakyti, aš truputį manyčiau, kad reiktų patikrinti aritmetiką, nes čia yra 73 500 ploto, o čia yra 99 500. Vizualiai man atrodo, kad čia kažkas negerai. Aš suprantu, kad ta erdvė, reiškia, jos atėmė ploto ir jie čia susigrūdo, bet reiktų ko gero patikrinti. Ir tas susigrūdimas, kaip ir Tadas minėjo, čia jau gaunasi visiškas negatyvas. Jau čia yra erdvės nieko bendro su senamiesčiu neturinčios ir tie plyšiai, reiškia, nors čia, sakysim, galbūt taip galantiškai, reiškia, lankstomasi šitos gatvelės mastelio ir ten užauginama į šitą pusę, reiškia, aukštis ir dydis, bet tos proporcijos, kurios gaunasi tarpuose, yra pernelyg dramatiškos ir, man atrodo, tiesiog negalės užtikrinti, reiškia, normalaus funkcionavimo, turint omeny, kad ten yra gyvenamieji gyvenamosios patalpos. Toliau, kalbant apie forumą, kurio vieta, mano galva, čia yra labai įtikinanti, visiškai yra sunkiai suvokiama, arba kitaip tariant, nesunkiai suvokiama, bet aš sakyčiau kritikuotina tokia stambi jo daryba ir toks neįjungimas į bendrą kvartalo sistemą, kas yra akivaizdžiai trūkumas. Lygiai taip pat prisijungiu prie Tado, kad tai, kas buvo pateikta pirmoji stadijai, buvo tarsi struktūrinė užuomina į tai, kas galėtų būti, sakysim, tam tikra gardelė, kuri galėtų ateityje būti pildoma tam tikrom funkcijom, sakysim, ir tirštinama. Jeigu lyginant su to projektu, jie tarsi pasakė žymiai daugiau, čia palieka erdvės pildymui, bet kai jie patys užpildė, tai yra tokia, kaip sakyt, kaip viena mano kolegė mėgsta sakyti, avarija, reiškia, tiesiog sieliai išmesti į krantą ir ta struktūra yra tokia agresyviai, kad čia ką nors dar daryti, reiškia, kaip ir nebelieka erdvės.